Štai taip duris atverė Berg Auto, elitinis Maskvos automobilių salonas. Prabangą tviskantis salonas veiklą pradėjo 2023 m. spalio 7 dieną, minint Vladimiro Putino gimtadienį. Ši data pasirinkta neatsitiktinai. Salono savininkas, Rusijos verslininkas Markas Bergas viešai pasakojo apie tai, kaip Berg Auto atidarymo data priderinta prie Putino gimtadienio. Bergas pasakojo, kad jie nori būti pirmi, kaip ir Putinas. O dabar susipažinkite su kitu žmogumi. Меня зовут Бенас Гудкаускас. Я расскажу вам о своей команде и чего мы хотим добиться. Markas Bergas ir Benas Gudkauskas – tai vienas ir tas pats žmogus. Tik Bergas žinomas kaip automobilių prekeivis apeinantis sankcijas ir aprūpinantis Maskvos elitą prabangiais vakarietiškais automobiliais, o Gudkauskas žinomas kaip buvusi Lietuvos jojimo sporto olimpinė viltis. Prieš daugiau nei dešimtmetį Beno Gudkausko pavardę žinojo visa Lietuva. Vos 23 metų raitelis turėjo tapti pirmuoju Lietuvos žirginio sporto atstovu olimpinėse žaidynėse. Tuo metu sportininko tėvas Gediminas Gudkauskas, buvęs vieninteliu sūnaus rėmėjų, žiniasklaidai teigia, esą Benas sulaukė pasiūlymų joti po kitų valstybių vėliavomis, tačiau pasiūlymus atmetė, argumentuodami savo patriotiškumu. Deja, į 2012 m. Londono olimpinės žaidynės lietuvis nepateko, o netrukus ėmė slūgti ir patriotiškumas. 2013 metais Benas Gudkauskas jau atvirai demonstravo simpatijas Maskvai, savo automobilį padabindamas vardiniu numeriu Moskau. Kada tiksliai perspektyvus sportininkas paliko Lietuvą, sužinoti nepavyko, bet sporto pasaulio atstovai tikino, kad Benas Maskvoje gyvena jau ilgus metus. Išvykęs į Maskvą, Benas Gudkauskas olimpinių vilčių gal ir atsisakė, tačiau užsidarius vienoms galimybėms, lietuvis susikūrė kitas. Sienos ir užsienio partnerių atliktas tyrimas rodo, kad buvusi žirgų sporto žvaigždė vos per 1,5 metų į Rusiją atsigabeno vakarietiškų automobilių už keliolika milijonų eurų. Marko Bergo vardu persikrikštijęs lietuvis valdo štai šį Maskvoje veikiantį automobilių saloną. Dauguma automobilių – naujutėliai arba apynauji. Kiekvieno kaina – elitinė. Manau, kad čia pigesnio kaip 150 000 daikto nebėra. Kai kurie čia 500 000 kainuoja. Tai. O bendra šito katalogo vertė kokiuose rėmuose gali suktis plius minus? Tai gali skaičiuoti, kad jeigu čia vidutinė kaina, turbūt galim rėžti beveik 200 000 eurų, sakyčiau 14 milijonų. Gudkausko salone eksponuojami automobiliai turi ir dar vieną bendrą savybę. Jų eksportą į Rusijos rinką draudžia vakarų sankcijos. Tačiau Berg Auto savo svetainėje teigia, kad sienos jiems neegzistuoja. Įmonė atvirai deklaruoja apeidinėjanti sankcijas. Pats Markas Bergas arba Benas Gudkauskas viešai sako, kad naudojama paralelinio importo schema, kuomet automobiliai pirmiausiai gabenami ne į Rusiją, o į kitas šalis, kurioms sankcijos negalioja. Pirmiausiai į Kirgiziją. Audi RS6 Performance 24 года выпуска, без пробега, привезли для наших друзей и партнеров автосалону Berg Auto Premium. Automobiliai iš Europos iškeliauja kaip fizinių asmenų pirkiniai. Kodėl? Priežastis paprasta. Išbarstant dešimtis prabangių mašinų dešimtims menamų pirkėjų, lengviau apgauti tiek Europos šalių muitinės, tiek automobilių gamintojus. Kadangi visi bijo sankcijų, pavyzdžiui, kad Amerika uždės, kad neprisidirbti, tai jie labai nenorėtų. Pirkėjai suprasdami irgi, kad tai paprasta nebus, tai tą daro per 4, 5, 6 rankas, kur beveik neįmanoma atsekti. Kodėl Benas Gudkauskas staiga tapo Marku Bergu, norėjome paklausti jo paties, bet visi mūsų ir mūsų kolegų bandymai su juo susisiekti buvo nesėkmingi. Kada tiksliai jis tapo Marku Bergu, pasakyti sunku. Anksčiausias mūsų aptiktas įrašas su šia pavarde padarytas 2022 m. balandį, vos kelios savaitės po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą. Tačiau lietuviškos tapatybės Markas Bergas neišsižadėjo. Registrų centro duomenimis Benas Gudkauskas tebėra Šiauliuose veikiančios įmonės Bensera vadovas ir savininkas. Benas Gudkauskas vis dar yra ir Lietuvos pilietis. Tai sienai patvirtino Migracijos departamentas. Be to, departamentas informavo, kad Gudkauskas nėra pateikęs jokios informacijos apie jo įgytą Rusijos pilietybę. Vieną panašų atvejį jau turime.
Prieš porą metų atskleidėme, kad rusišką pasą įgijo ir verslininkas Adolfas Kaminskas, siejamas su buvusio Rusijos karo ministro Sergejaus Šoigu aplinka. Po šio sienos tyrimo Kaminskas neteko Lietuvos pilietybės. Ar toks pats likimas gresia ir Benui Gutkauskui, migracijos departamentas kol kas nekomentuoja. Visur yra blogų žmonių. Šitą vietoj turbūt net nereikėtų akcentuoti, kad lietuvis galbūt gėda ir nemalonu, bet reikia pripažinti, kad yra tokių ir latvių, ir estų, ir amerikiečių. Visada bus žmonių, kurie nusispjaus ant vertybių ir moralės ir tiesiog pamatys pasipelnimą ir kaip lengvą išėjimą way outą savo ir savo šeimai. Šį tyrimą atlikome bendradarbiaudami su Forbidden Stories, tarptautinė žurnalistų organizacija, kuri atlieka tyrimus pagal nužudytų, įkalintų ar kitokias represijas patyrusių kolegų surinktą medžiagą. Šio tyrimo buvo imtasi reaguojant į Kirgizijos valdžios represijas prieš nepriklausomą leidinį Temirov Life. Būtent Temirov Life žurnalistai gavo pirminę informaciją apie Berk Auto veiklą ir dalyvavimą sankcijų apėjimo schemose, vykdomose per Kirgiziją. Nors leidinio žurnalistai yra vis dar persekiojami, jų darbai tęsiami su užsienio kolegų pagalba. Vieni tų kolegų – tai mes. Jeigu manai, kad sienos veikla kuria vertę ir prisideda prie pokyčių Lietuvoje ir svetur, palaikyk mūsų komandą tapdamas rėmėjų Patreon platformoje arba prenumeruok mūsų naujienlaiškį Spam. Prisijunk prie sienos bendruomenės ir tapk pokyčio dalimi.